Kadangi visi trenktūro žygiai gamtoj, kažkaip tą gamtą mylėjom ir gerbėm nuo pat pirmo žygio ir atrodo norisi ją palikti tokią, kokią radai. Ir po to, kai pradėjom organizuoti jau ne tik savo bendruomenį, bet masinius žygius, pamatėm, kad ir pati bendruomenė labai atsakinga ir pradėjo kelti mums gana aukštus reikalavimus visai tai renginio kultūrai, infrastruktūrai ir tokiu būdu tarsi visa bendruomenė ir padarė tos trenktūro žygius tvarius. Atsisakėme vienkartinių plastikinių vandens buteliukų, vienkartinių plastikinių indų, spausdintų diplomų, žemėlapių, skaitmeniniai tapo. Partneriai labai prašo, čia gal kokių brošiūrų padalinkit, bet mes taip, gal kažkokia išimtis ir buvo, negaliu taip jau prisiekti, bet labai daug ką mes esam pasakę, ne. Rinkitės kažkaip elektroniniu būdu pranešti apie save. Tai stengiamės, kad nebūtų spausdintų dalykų. Žygių metu didelis dėmesys skiriamas atliekų rūšiavimui. Su atliekų kultūra mokome žmonės, kaip teisingai elgtis su atliekom, kaip jas išrūšiuoti ir nepalikti nieko gamtoj po savęs. Trenktūro žygiai tokie maksimaliai tvarūs, kad pavyzdžiui nereikia ne tik popierinio žemėlapio. Maršrutai sumarkiruoti visi. Jiem ir išmanaus telefono nereikia. Viskas sužymėta, reikia tik gerą nuotaiką pasimti, ir batus užsidėti turbūt. Trenktūras!